Sveiki, su jumis Sofos analitika. Netyla diskusijos dėl naujo nekilnojamo turto mokesčio. Kitą savaitę Seime turėtų būti pateiktas naujas įstatymo projektas. Įdomu, kągi siūlo valdantieji. Jeigu, tarkime, turto vertė yra 50 000, 1% yra, tai 50 eurų metinis mokestis, jeigu pirminis 50% nuolaida, tai dar 25 eurai per metus, ne kaip pavyzdys, mokėtų. Atleiskite, kiek gaunasi? Kažkaip truputėlį galai nesueina. Na, gerbėmieji, žiūrėkit, nežaiskime su žaidimais. Susimildamas gerbiamasis, aš tikrai nežaidžiu. Gal tiesiog skaičiuojant vertėtų naudoti kalkuliatorių? Belieka tikėtis, kad įstatymo projekte viskas apskaičiuota tiksliai ir atsakingai, o neištraukti iš galvos ar kitos vietos. Palinkėkime mums visiems sėkmės.